Labas, šiandien mes susitinkame tikrai tokiam ilgam video, kuriame aš jums norėčiau papasakoti, kaip susikurti šį makiažo variantą, kuomet visas dėmesys yra kreipiamas į lūpas, tam, kad mes suspindėtume, būtume pačios gražiausios ir visos makiažo priemonės bus naudojamos tam, kad makiažas išsilaikytų kaip įmanoma ilgiau, mūsų nenuviltų, leistų kaip įmanoma labiau savimi pasitikėti. Ir svarbiausia, tai yra šis matės lyg lūpų kremas, kuris yra dabar ant mano lūpų ir sakyčiau, gerai atrodo, ne? Tai va, jeigu jums įdomu įvairiausių makiažo patarimai, kaip pasidaryti tam tikrus dalykus, kad jie atrodytų įspūdingai, gražiai ir taip toliau, nu žodžiu, pačios suprantat, tai žiūrėkit toliau ir būtinai pakomentuokit, ar jums patiko šis mano makiažo variantas. Ir dar vienas dalykas, jeigu turit kažkokių makiažo idėjų, kurias norėtumėt, kad aš pabandyčiau jums parodyti, aišku, nepažadu, kad 100% ten išeis, bet būtų labai įdomu sulaukti jūsų idėjų, nes tikrai yra žymiai maloniau kurti video, kuriuos žinai, kad tikrai kažkas laukia, kaip pavyzdžiui šio. Tai iš tikrųjų su didžiausiu džiaugsmu jums jį pristatau ir viskas, baigiu kalbėti, jūs žiūrėkit toliau. Taigi, jūs labai dėmesį mane nekreipkit, kad aš čia sėdžiu su megztiniu ir jūs galvojat galbūt, kad aš taip eisiu į kokį vakarėlį, tai tikrai ne. Šį megztinį nusimsiu, paliksiu namuose, o neužilgo ruošiuosi keliauti į gimtadienį. Ir aš jau, tiksliau, prieš pradedama filmuoti šį video, aš atlikau kelis veiksmus, kuriuos tikrai rekomenduočiau atlikti ir jums, kadangi norim būti nepriekaištingos, pačios gražiausios ir oda turi būti tikrai lygi, graži, kad makiažo pagrindas atrodytų tiesiog puikiai. Tai aš prieš viską pasidariau veido šveitimą su šiuo Vivi veido šveitikliu. Jis iš tikrųjų labai fainas dalykėlis, ganėtinai grubokas, gerai nušveičiantis veidą, paliekantis jį lygiu, minkštu, švelniu ir visa kita, ko mums reikia iš šveitiklio. Tada visai nesiniai padengiau savo veidą su šiuo drėkinamuoju kremu. Iš tikrųjų jis labai geras, gerai drėkina odą ir svarbiausia greitai džiūsta. Tada mes turim keliauti prie kito veiksmo, kurį reikėtų atlikti prieš darantis makiažą, tai yra nusišveisti savo lūpas su lūpų šveitikliu ir aš naudoju tokį iš ELF, visai neseniai papasakau savo puslapyje ir mes tą ir padarysime. Mano lūpas yra dar šiek tiek drėgnokos, tai ant būtent šiek tiek drėgnų lūpų mes ir turėtume švelniais sukamaisiais judesiais ir nušveisti mūsų lūpas. Jis pašalins visas negyvas lūpų ląsteles ir dėl to lūpų dažai pasidengs kaip įmanoma lygiau, gražiau ir nesimatys nieko blogo. Taip, ir visą šitą lūpų šveitiklį mes pašalinsime su paprasčiausiu toniku ar vandeniu ar kokiu nors šiaip valikliu ir švelniai nubrauksim. Šiaip iš tikrųjų nieko blogo, jeigu jį ir paliksite veikti toliau, jis po to tos aštriosios dalelės tiesiog ištirpsta ir pasidengiant lūpų. Ir tada aš naudosiu tikrai tokį intensyvų lūpų balzamą, tai irgi iš Plantės System, kaip buvo ir veido kremas. Tai šis yra intensyvus, riebus ir toks labai kietokas ir koncentruotas. Tai man patinka dėl to, kad žinau, jog tikrai stipriai pasirūpins mano lūpomis. Taip, ir kaip visą laiką, kad mūsų makiažas išsilaikytų kaip manoma ilgiau ir viskas dengtųsi lygiau ir gražiau, mes naudosim makiažo pagrindą. Turiu tokį iš Gosh, kuris turėtų išviesinti mano odą. Ir prieš dengdamos šią makiažo bazę mes patikrinkim, ar mūsų veido kremas susigėrė ir ar galime kažką dengti ant viršaus. Tai tiesiog paimam, pasižiūrim, ar jaučiam limpa ar ne. Jeigu limpa, tiesiog viską pašalinam su toniku, valomuoju vandeniu ar miceliniu, kokiu jums patogiau. Ir tik tuomet, kai jau veidas nelimpa, mes galim keliauti prie šios priemonės. Dengsiu aš ją pirštais ir lengvai paskirsiu ties savo visų veidų. Kai veidą padengiam jau makiažo baze, keliaukime prie kito žingsnelio ir padarysiu jį truputėlį atvirkščiai nei įprastai, tačiau aš pastebėjau, jog tai tikrai labai gerai pasitvirtina. Tai naudosiu mes maskuoklį, turiu tokį Essence Camouflage, kuris man tikrai patinka dėl to, kad labai gerai viską padengia ir paslepia ir jį sudaro tokios dvi skirtingos spalvos, viena tamsesnė, kita šviesesnė. Tai su šviesesnė aš tiesiog patepsiu savo paakius. Jeigu klaustumėt, kodėl aš darau šitaip atvirkščiai, dėl to, kad
Iš tikrųjų, taip maskuoti yra geriau, nes pas mane galbūt kiek sunkiau yra paslėpti ypač tas raudonas vieteles, tai aš darau pirmą uždėdama maskuoklį, tuomet makiažo pagrindą ir tada dar kartą, jeigu matau, kad reikia, tai uždedu dar kartą maskuoklį. Taip, ir su padirbėjusi jau su pakiais, tada keliauju prie kitų vietų, tai yra šių raudonų negeruolio. Padengiam ir per nosį, visur, kur matot, ten ir paslėpkit. Labai žinau, kad pas daugą čia yra nesmagių raudonų vietelių. Taip, o dabar keliaukime prie makiažo pagrindo. Šį kartą naudosiu BU Perfect Finish Foundation, kuris turėtų mums išlaikyti 24 valandas makiažą. Aišku, aš dėl to abejoju, bet kas yra man didžiausias jo privalumas, jis man labai puikiai tinka mano riebiai odai. Ir vieną dieną pastebėjau vakare, kad nematau jokio blizgesio ant nosies ir galvoju, wow, ko aš šiandien pasitepiau, tai buvo būtent šitas, tai tikrai labai patiko. Pasidėsiu jo ant rankos ir, kaip visuomet, naudosiu savo mėgstamiausią Real Techniques kempinėlę ir lengvai tapšnosiu viską į savo veidą. Iš tikrųjų, matot, kad labai neblogai maskuoja šis makiažo pagrindas, dėl to man jisai ir patinka. Ir taipogi pastebėjau, jog nėra labai matomas iš arti, kai žiūri į savo veidą. Būna kartais, kad kai kurie makiažo pagrindai sulenda į veido poras, tačiau su šiuo man kažkaip sekasi ir nieko nematyti. Nepamirškit, kad šiandien mes ruošiamės tikrai labai stipriai ir aš žinau, kad yra daugelis žmonių, kurie būna tyčia. Kartais noriu pasižiūrėti į tai, ką mes turime blogo, kad ten ar kažkas nepapudruota, tai svarbiausia, nepamirškite tokių minimalių akcentų kaip ausys, nes tikrai pastebėkit, jog skiriasi spalvos tiek veido, tiek ausų, galit matyti, iš tikrųjų ausis yra žymiai baltesnė. Labai nedidelį sluoksnį denkit ir pasistengkit nepalikti kaukės efekto, tai yra patepkit ir kaklą, nes aš matau, kad ir mano kaklas yra baltokas. Galim ir su kempinėle palyginti. Galime keliauti mes prie birios pudros. Aš naudosiu La Maf, kadangi ji man labiausiai pasiteisino ties tuo punktu, jog ji tikrai man padeda išlaikyti savo veidą kaip įmanoma ilgiau neblizgantį. Ir aš tiesiog taip paprastai truputėlį patapšnosiu, labai nedaug. Ir su ta pačia kempinėle sutvirtinsiu visą savo makiažą. Nepamirškit ir akių papudruoti, dėl to, kad nesubėgtų vėliau šešėliai. Taip, kai jau esame patenkinti tuo, ką matome savo veido, tai yra lygus, be jokių nereikalingų trūkumų. Keliaukime, aš manau, tiesiai prie antakių ir aš tam naudosiu savo tikrai labai mėgstamą Catrice štai tokį antakių pieštuką. Ir pirmiausia, mes išsišukuokime antakius nuo ten galimos esančios, tiksliau, nuo ten galimo esančio makiažo pagrindo, nes tikrai būna patenka per daug ir po to labai nelygiai tiksliau dengiasi. Ir dabar jos svarbiausias dalykas, kad mūsų pieštukas turi būti kaip įmanomos smailesnis, nes taip mes brėšime tiesiog lygesnę ir planesnę liniją. Ir aš tai darau visą laiką šitaip, pradedu nuo augimo linijos, nuo pačio tiksliau vidinio akies kampučio brėžiu štai tokią liniją. Ir tuomet ties šita vieta gražiai braukiu žemyn. Darau taip, kad čia yra kaip įmanoma šviesiau, o čia iš tikrųjų intensyviau, nes, kaip jūs žinot, jau daug kartų sakiau, kad šioje vietoje aš tiesiog neturiu daug antakių, tad čia tiesiog daugiau kartų brėžiu liniją. Truputėlį patankinu ties šią vietą. Ir dar truputėlį galim paryškinti šią vietą, nes mes ją tiesiog išsklaidysime su antgaliu. Štai šitaip į viršų mažais judesiukais. Taip, šiuo antakio, aš jau sakyčiau, esu visai patenkinta, tai darbuosios ties kitu. Gerai, kad aš ne vieną kartą minėjau, kad esu ne makiažo specialistė kažkokia tenais, tai galim tęsti toliau, ar ne? Tai aš norėčiau sutvirtinti savo antakius su antakių tušu, turiu tokį, mano vienas mėgstamiausių Maybelline Brow Drama. Ir lengvai mes prabrauksim, iš tikrųjų jau tankiai mes išgavome, viską išgavom formas, taip toliau, tiesiog mums reikia, kad viskas išliktų ilgiau.
Taigi, pabaigiam su savo antakiais, keliaujame mes prie akių, kad akių makiažas išsilaikytų vėlgi kaip manoma ilgiau. Tai aš tam naudosiu akių šešėlių pagrindą iš Art Deco. Tai paimsiu aš tiesiog lengvai su pirštu, šitaip perbrauksim ir lengvai paskirstysim po visą akies voką. Kaip gerai iš tikrųjų, kad turiu visokiausių priemonių, kurios yra universalios ir šį kartą vietoje akių šešėlių aš naudosiu štai tokį dalyką iš Webalm. Tai dalykėlis, kuris skirtas veido modeliavimui, įdegio suteikimui ir išviesinimui. Tai mes imsime būtent pačią šviesiausią, kaip čia jums uždengti, pačią šviesiausią šitą spalvą ir padengsime juo mūsų akių voką. Padarysim tiesiog labai lengvai spindinčias akis. Labai čia daug tvarkos vėlgi mums nereikia, nes tiesiog uždengsime šviesią spalvą ir po to truputėlį dar su tamsesnė spalva mes pagilinsim akį ir bus viskas. Nieko šiandien sunkaus labai nėra, bet viskam reikia tokių priemonių, kad viskas išsilaikytų ilgiau. Taip, ir akies pagilinimui mes naudosime tokią Maybelline Venude be galo apsitrinusią mano šešėlių paletę, net gėda rodyti. Tai paimsiu štai šią spalvą, nes ji tokia iš tikrųjų labai universali ir nėra labai tamsi. Ir vėlgi žiūrėdamas tiesiai į veidrodį, mes pagilinkim mūsų akies voką, lengvai braukdamos tamsesniu šešėliu. Ta išsklaidom labai lengvai, štai truputėlį temdamos į viršų. Ir su likučiu, kas liko iš tamsiausios spalvos, mes labai lengvai prabraukime ties apatinę mūsų blakstienų liniją. Keliavome mes prie blakstienų ir vėlgi, kaip sakiau, šiandien akių makiažas labai neryškus, tad aš tam pasirinkau tokį labai gerai ilginantį ir tankinantį, tačiau nepadarantį ten tokių žiauriai sulipusių blakstienų. Tai turiu tokį iš Gosh Rebel Eyes. Labai patogus naudoti, suteikiantis tikrai labai gražias blakstienas ir tą ir darykime. Kaip visuomet, aš jas dažau truputėlį kitaip ir rekomenduoju jums išbandyti. Tai akis dažyti truputėlį mirkstant, nes taip tiesiog išeina viskas gražiau ir makiažas, ir blakstienų tušas tiesiog geriau prisikabina prie mūsų blakstienų. Viską labai lengvai gražiai prašukuojame, kad jų gautųsi daug, ilgos, bet ne per ryškios. Taip, to blakstienų tušo mums užteko tik tais vienos sluoksnio, nes mes dar viską užtvirtinsim ir vandeniu atspariu tušu ir turiu tokį taip pat iš Gosh ilginantį blakstienų tušą, kuris mums padės išlaikyti blakstienas iki pat vakaro pačias gražiausias. Taip pat labai lengvai padengiam ir viskas. Apatinių blakstienų tai aš nelabai siūlyčiau dažyti, nes gausis tiesiog per ryškus variantas, o dabar mes keliaukime prie smagiausios dalies, tai yra veido modeliavimas. Veido modeliavimą mes pradėsime nuo mūsų antakių ir mums tam reikės truputėlį maskuoklio. Dar turiu vieną tokį iš tikrųjų labai išviesnantį, tai turiu iš Elf. Ir mes labai nedaug jo paimsime su šepetėliu ir tikrai labai nedaug, nes po to galim viską sugadinti. Ir lengvai prabrauksime ties mūsų antakiais. Taip juos išryškindamos ir suteikdamos lygumo. Viską taip lengvai išskirstome. Taip pat dar patvarkome ir viršutinę liniją su likučiu. Taip pat padarom su kita akim. Svarbiausia, išskirstykit gerai, kad nesimatytų ryškių skirtingų linijų ir skirtingų atspalvių. Dar antakius truputėlį paryškinsime pasinaudodamos vėlgi tą pačią šviesiausią spalvą, tai yra šita. Ir truputėlį paimdamos su tuo netgi pačiu šepetėliu šviesiausios spalvos, štai ties čia mes ir viską pašviesinkim. Taip, ir veidą aš kontūruosiu su mano mėgima L'Oreal Glam Bronze tokia paletėle. Ir imsime pačią
šitą tamsiausią spalvą iš dviejų, lengvai taip pat apšnuosim, dar per ranką patrankysim, kad nebūtų neduok dieve per daug tos sluoksnių. Ir vėlgi patarimas, truputėlį pražiokite burnytę ir paspauskite pirštu ir kol pajausite, kad yra tarpelis tarp kaulų, įspauskite pirštą stipriau, palaikykite kelias sekundės ir tada pamatysite, kur yra geriausia vieta kontūruoti jūsų veidą. Ir gaunas kažkas tokio, tikiuosi jūs matėte, aš spėjau pamatyti visą tą variantą ir lengvai viską padengiam. Ir truputėlį pakontūruojam savo veidą, man patinka apibrėžti jo kontūrus šitaip lengvai, bet žiūrėkit, kad niekur neliktų jokių neaiškių tarpelių, spalvų ar panašiai, tiesiog išlyginkit, prie ausų taip pat nepamirškit. Tai veidą kontūruoti aš jau kaip ir baigiau, tik noriu paminėti, jog pakontūravau dar nosį, čia taip vat braukiau va šitaip iš abiejų pusių, čia vat, ir lengvai tokiais judesėliais išsklaidžiau liniją į tą pusę. Ir tada aš norėčiau truputėlį dar pašviesinti savo vieteles ir nosytį naudosiu irgi taip pat šią šviesiausią spalvą ir lengvai brauksiu per ilgį visą. Priemonė tai labai neblogai pigmentuota. Tada dar truputėlį uždėsime štai čia. Virš lūpų labai lengvai taip užtepsim ir kraštelius. Žinai, dėl ko reikia kraštelius truputėlį pašviesinti? Dėl to, kad lūpos truputėlį pakiltų aukščiau ir mes atrodytume truputėlį pozityvesnės. Tai va štai šitaip lengvai, labai lengvai. Ir tada dar aš truputėlį pašviesinsiu šitas vieteles, irgi imsiu tą pačią šviesiausią spalvą ir brauksiu. Aš svarbiausia matau, jog tikrai priemonė labai neblogai pigmentuota ir savo darbą atlieka. Ir dar truputėlį lengvai perbrauksiu šviesesnėmis dalelėmis ties savo kaktą. Ir dar biškičiu. O dabar mes keliausime prie pačios smagiausios dalies, tai yra lūpos. Ir šiandienai aš naudosiu tokią labai gražią matinę spalvą iš Sleek. Tai yra Fandango Purple kažkas, tokio, žinokit, labai panašiai vadinasi. Ir dabar mums reikėtų tiesiog pašalinti mūsų lūpų balzamą nuo lūpų, tai tam pasinaudosiu savo turimą tokį veido toniką, kaip galima sakyti, valiklį. Lengvai viską nubraukti. Ir dabar tik tais vienas liūdnas niuansas, aš neturiu atitinkančios puikiai spalvos šiam lūpų dažui, tai naudoju tokią artimiausią tam, ką turiu. Ir tai yra ganėtinai toks senesnis produktas, pagriebiau iš mamos, nes atrodė panaši spalva. Negaliu nei pasakyti kokią kompaniją, nei nieko, bet galvoju tarp Essence ir tarp Avon, nes labai panašus gaminiai iš tikrųjų. Tai su šiuo dalykeliu aš apsibrauksiu savo lūpų kontūrą. Ir kai turim jau lūpų kontūrą, tada įmame mūsų lūpų kremą. Atrodo, tai jis toksai tikrai paprastai, ta prasme, labai plonas šitas aplikatorius, bet toks sąlyginai patogus naudoti, prie jo reikia priprasti, nes tai ganėtinai ilgas pats aplikatorius, tai reikia tam skirti laiko. Ir dabar mes lengvai brauksime per lūpas. Ir dar vienas niuansas, kurį tikrai reikia paminėti, jeigu padarysit kokią nors klaidelį ir nuslys truputėlį lūpų kremo ten, kur nereikia, būtinai valykit iš karto, nes po to bus tragedija. Jis labai greitai džiūna, dėl to po to, kai valysit, bus viskas purvina, negražu ir žodžiu. Taip kad dirbam. Jeigu norit, galite aplikuoti dar vieną sluoksnį, žiūriu, kad čia man visai neblogai pasisekė su lūpų kremu, padengti jį visai lygiai. Taip ir su lūpomis aš kaip jau ir pabaigiau. Ir dabar reikėtų keliauti prie plaukų. Aš jau 100 kartų jums sakiau apie tą savo specialią šukuosinę, kaip ją pasidaryti. Tai vėlgi šiandien aš norėčiau būti su savo gražiausiamis garbanomis, nes manau, kad man labiausiai tinka. Bet aš jau garbanota buvau vakar, tai šiandien yra 2 dienos tokie plaukai. Tai aš tiesiog juos išleisiu ir vis tiek juos reikės dar patvarkyti, kad jie įgautų tą savo formą, kuri buvo prieš tai. Ir kad jos būtų dar labiau tokios
su forma, ar kaip pasakyti, atgauti visą tą savo lankstumą ir taip toliau. Aš turiu tokį iš tikrųjų labai neblogą priemonę iš Ref, tai vadinasi Curl Power, tai galim sakyti garbanų gale ar kažkas tokio. Šiaip jį rekomenduojama naudoti ten ant šlapių plaukų, ant sausų, kad ten įgauti garbanų, bet man labiausiai jis atsiskleidžia tada, kai aš jau esu garbanota ir būtent antrą dieną. Ir ką aš darysiu, tai truputėlį įspausiu šios priemonės, nereikėtų padauginti. Aš maždaug pusę paspaudžiau, įtrinu tarp rankų ir viską gražiai suminkau, kad gaučiau viską atgal. Taip, laikas nusimti tą savo megztinį, nes su juo sakėm, kad mes neįsam, taip kad metam lauk. Ir pačiai pabaigai reikėtų turėti kai ką paslaptingo, bet labai reikalingo, tai yra kvepalai ir tai yra vieni mano mėgstamiausi Van Cleef & Arpels Feria, man atrodo vadinasi. Jie yra žiauriai žavus ir labai subtiliai kvepiantis, tokie tikrai prabangus, moteriškas kvapas, tai jis man labai ražiai laikau tom progom, kai jau taip nori susižibėti, atsiskleisti ir taip toliau, taip kad turiu jų dar visai daug, nors jau virš metų, man atrodo, aš jūs turiu. Keli purkštelėjimai. Taip, ir man atrodo, aš jau esu pasiruošusi vykti į gimtadienį, ten sužibėti, atsiskleisti labai skaniais savo kvepalais, tiek savo gražiamis garbanomis. Ir labai tikiuosi, jog jums šis video patiko, buvo naudingas, išgirdote gerų patarimų. 1000 kartą aš jums pasakysiu, jog nesu makiažo specialistė, atlieku viską taip, kaip man atrodo geriausiai, kaip man patinka, per daug metų išbandyta visokiausių technikų ir šios man yra labiausiai pasiteisinusios. O šiaip tai dar kartą tikrai dėkoju už jūsų dėmesį ir sakau jums iki pasimatymo jau kitą šeštadienį. Ate!